teko pabuvoti ten, kur mėlynam ežerų lopšy užgimsta upės ir plukdo savo vandenis į Baltiją. Čia vis dar ošia gūdžios girios ir žmonės čia šneka gražia aukštaitiška tarme. Kiekviename Aukštaitijos nacionalinio parko kampelyje susidurime su čia gyvenusių lietuvių genčių istorija, piliakalniais, pilkapiais, gyvenvietėmis. Kviečiame pakeliauti po Aukštaitijos nacionalinį parką drauge su gamtininku Broniumi Šablevičiumi. Esame Aukštaitijos nacionalinio parko geografinėme centre, jei pasižiūrėti į parko žemėlapį. Čia šalia Ginučių kaimo, šalia Ginučių malūno. Esame Bitės bokšte, kuriame yra įrengta specialiai turistams apžvalgos aikštelė. Mes matome čia porą, arba jeigu geriau įsižiūrėjus, tai 3 ežerus. Iš ežerų tos gausybės, kurie yra ežerai, kurie sudaro visą Ignalinos ežeryno sistemą, kuria ir plaukia turistai. Nuo labai senų laikų šitas ežerynas yra žinomas. Tai dalį ežeryną mes dabar ir matome. Čia matome Aukojo ir Pakaso ežerus. Kiekvienas ežeras susijungia su kitu ežeru ir todėl iš Palūšės valtinės nuo parko direkcijos galima valtimis atplaukti iki šitų ežerų. Žinoma, ne tik šitų ežerų. Iš šitų ežerų susidaro Žeimenos upės vanduo. Žeimena viena iš pačių švariausių Lietuvos upių, tai jis surenka vandenis būtent iš mūsų ežeryno ežerų. Kraštovaizdis yra labai kalvotas, su daugeliu daubų, kadangi kalvos kartojasi su daubomis ir daubose daugiausiai yra ežerai. Kadangi matome ežerus, galime pasakyti, kad Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 127 ežerai. Daugelis jų susijungia vienas su kitu, bet tai yra didieji ežerai, o mažiukai ežerai ir mažesni ežerai gali būti ir yra nenuotakus, yra aklini, uždari. Ir vienas iš tokių įdomių ežeriukų yra Baluošo ežere, saloje ežeriukas, sala vadinasi Ilgasalė. Tai ilgiausia sala Baluošo ežere, joje yra ežerėlis. Iš ežerėlio išteka upelis. Į tą ežeriuką galima įplaukti valtimi. Tai tą turistai, būdami Baluošo ežere, jie įplaukia į tą ežeriuką. Mes esame Aukštaitijos nacionalinėme parke, jo geografinėme centre, Ginučių kaime. Anksčiau Ginučiai buvo toks svarbus traukos centras ir kuriant nacionalinį parką Ginučiai buvo labai svarbus, net buvo galvojama pavadinti Ginučių nacionaliniu parku. Tačiau vėliau, aišku, nuomonės keitėsi, pavadinimas pasikeitė, tačiau Ginučių trauka liko ir turistai ypač čia atvažiuoja dėl vandens malūno, dėl poilsio vietų malūne ir todėl, kad čia Ginučių ežerynas yra susisiekiantis ežerai, galima atvažiuoti, atplaukti ir vandens keliu atplaukti iš visų ežerų į visus kitus ežerus, į Žeimenos upę ir taip toliau, į Nerį ir dar toliau. Ginučių malūnas yra vienas iš 6 vandens malūnų nacionalinėme parke, tačiau šitas yra pats populiariausias. Keletas malūnų yra atsidūrę privačiose rankose. Tie malūnai, kaip Šilinės malūnas, Gaveikėnų malūnas, jau atsidūrė už tvorų, už šlagbaumų ir geros gražios vietos, kurios anksčiau buvo prieinamos visiems žmonėms, dabar jos yra neprieinamos. Ginučių malūnas yra išimtis,
jį gali lankyti kiekvienas. Dar vienas malūnas yra Minčios girioje, Minčios kaime, istorinis kaimas surištas su sukilimu prieš Baudžiavą 1863 metais. Ten buvę ir sukilėlių stovyklos, ir ginklų kalykla, ir tas malūnas dabar atstatytas, jis taip pat vizualiai puikiai atrodo, tačiau ten yra įrengta tik tai poilsio namai, o ekspozicijos jau nėra. Esame Minčios kaime, senovinėme Minčios kaime, prie senovinio Minčios kaimo malūno. Jis nebefunkcionuoja kaip malūnas ir net nėra jame išlikusių malūno detalių, bet yra kaip poilsio namai. Esame Vaišnoriškių kaime. Jis labai senas, nuo 18 amžiaus, istorinės žinios siekia, kad čia buvusi karčiama. Matome vieną labai kruopščiai atrestauruotą sodybą pagal autentišką projektą ir senoji pirkia dabar atrodo visai naujai, tačiau išvaizda yra išlikusi tokia pati originali išvaizda, kokia buvo iš 19 ir 20 amžiaus pradžios. Aukštaitijos nacionalinio parko gyvoji gamta yra labai įvairi. Mes turbūt pirmautume arba būtume greta Dzūkijos nacionalinio parko, kurio gamta taip pat labai yra turtinga. Mes turbūt greta stovėtume. Todėl, kad mes turim labai turtingą augaliją, labai turtingą gyvūniją. Ir per daugelį metų po kruopelę visa tai buvo užfiksuota, užregistruota, surasta. Botaninius tyrimus pradėjo Botanikos instituto mokslinės bendradarbės Živilė Lazdauskaitė, Jūratė Balevičienė, kitos. Paliko mums pirminę tokią ataskaitą, o mes labai daug dar po tos jų atlikto darbo, mes dar daug darbų padarėme savo rankomis, augalijos daug rūšių atradome visiškai naujų. Netgi yra tokių rūšių, kur Lietuvoje sunkiai randama arba vienoje kitoje vietoje randama. Net profesionalūs botanikai nėra matę kartais tokių augalų, kokių čia yra. Yra sporiniai augalai, varpeniai, yra orchidėjiniai augalai, belapė antbarzdė, labai retas augalas siauralapis gensionas ir taip toliau. Lankymosi Aukštaitijos nacionalinėme parke taisyklės. Aukštaitijos nacionalinis parkas yra puikia vieta norintiems geriau pažinti gamtą ir Aukštaitijos kultūros paveldą. Taip pat norintiems tiesiog atsipūsti nuo miestų triukšmo. Beveik kiekvienas atras čia savo ką nors naujo ir įsimintino. Tačiau reikia nepamiršti, kad parke taip pat galioja tam tikros taisyklės, kurias nusako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, laukinės augalijos, laukinės gyvūnijos, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, miškų ir kiti įstatymai. Parko lankytojams leidžiama statyti palapines ir kūrenti laužus tik specialiai tam įrengtose ir informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse ir poilsiavietėse. Važinėti transporto priemonėmis tik valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka. Statyti transporto priemonės tik tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose. Jei tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nepadaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose tik mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintų aplinkosaugos sąlygų,
plaukioti vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis.